kaip susikurti Linktree. Trumpai kažkaip ir pasistengsiu glaustai ir aiškiai. Tai mes atsidarom langą Linktree, matot kaip vadinasi. Turim turėti elektroninį paštą, ant kurio kursim Linktree ir spaudžiam registruokitės nemokamai. Spaudus registruokitės nemokamai, aš įsiverčiu puslapį lietuviškai, mano čia išmeta vis, kad aš jau turiu kažką tai susikūrus, tai vėl aš įsiverčiu dar kartą lietuviškai, nes būna, kad kai tik persijungi, taip gaunasi. Ir aišku, reikėtų tada elektroninio pašto registracijai, tokį, kokį sakiau. Ir sutinku gauti pasiūlymus, naujienas ir atnaujinimus iš Linktree ir spaudžiam tęsti. Taip, dabar į to elektroninio pašto dėžutę gausime 6 skaitmenų kodą, jau gavome ir tą kodą reikia įsiklijuoti 23705, 23705 kartuoju, kad nepamirščiau, netikėtinai įvyko klaida. Gerai, perkrausim, kad nebūtų klaidos, perkraunam. Dabar reikia susikurti niką. Tas, kas matysis nuorodoje. Tai tarkim, mano elektroninio pašto čia šiuo atveju yra toks nikas viskas kitaip, tai galbūt aš tą ir padarau, viskas kitaip. Galbūt čia nereikia taško, nes rašo, kad netinka, tai taip, tašką pašalinau. Viskas kitaip, galima vieną pašalinti. Tiesiog čia jūs susikūrėt, kaip jūs norit. Ir tada spaudžiam kontinuoja. Galit ten vardu pavardę, kaip jūs norit. Kontinuoja. Aišku, jeigu katalogus kursit, galbūt įrašyti Sorgenta katalogai, kad būtų aiškiau. Čia šiuo atveju nepadariau taip. Dabar vėl matot, vėl meta vis angliškai. Todėl aš vėl išsiverčiu. Man tai patogiau. Kuris iš šių žodžių geriausiai apibūdina jūsų tikslą naudojant Linktree? Galima pasirinkti verslas, asmeninis arba kūrėjas. Galbūt asmeninis. Gali pasirinkti verslas, aš nežinau, čia vieną kažkurį turiu pasirinkti, gal šiuo atveju asmeninis. Ne, vis dėlto verslas. Matote, aš irgi čia iš tų visų taisyklių nežinau, bet tiesiog imu ir darau ir viskas. Tai dabar spaudžiam tęsti. Taip, dabar įmonės gali nuveikti daugiau, čia šitą praleisti. Man nereikia, nes siūlo kaip ir mokamus planus, bet mums nereikia mokamų, nes yra galimybė nemokamai. Ir čia spaudžiam nemokamai, mato čia visą pačią, nes visą laiką mokami priekį. Kas norėsit, galite išnaudotis ir mokamų, man užtenka nemokamai. Ir pradėkite. Taip, dabar tęsti šio Linktree redagavimą. Čia jūsų bus nuoroda, bet mes ją dar vėliau rasim, norėsim nusikopijuoti. Dabar tęskime. Čia vėlgi galim pasirinkti, kokio mes norim paveiksliuko. Galbūt pasirinksiu, man labai patinka, dabar mano ir nagų spalva tokia. Tada viskas, čia važiuojam, pradėkite nuo šio šablono. Aišku, žiūrėkim, kad jis būtų nemokamas, kuriuose platformose esate. Dabar galiu, net nežinau, kur čia parašyti, WhatsApp'e. Tiesiog pasirenku dabar bet ką. Tęsti, pradėkite savo nuorodas. Pridėkite savo nuorodas. Jūsų pasirinkimai. Telefono numeris. Galbūt aš dar pabandysiu pakeisti, jeigu man leis, ne WhatsApp'ą, tada gal pasirenku. Gerai, pasirenku Facebooką. Gal tada kitaip biškį ten rodys. Vis tiek prašo telefono numerio. Bet čia neprivaloma, tai aš jį praleisiu. Čia praleisiu. Aš galbūt dabar galvoju, bet čia dar galima irgi dešiniai pusėje praleisti. Praleidžiu, paskui aš svarbiausia įeiti ten, kur man reikia, pridėti profilio nuotrauką, kol kas irgi nieko nepridėsiu, praleisiu, aš parodysiu, kaip daryti, kaip ten. Atrodo gerai viskas, tęsti šio Linktree kūrimą. Dabar jau matysit visai kitą vaizdą. Spaudžiam čia. Dabar būtent tas redagavimo langas, iki kur aš norėjau daryti. Tai aš ten tiesiog praleidau ir viskas. Ten nesvarbu, galbūt ar ten Facebooką pasirinkti, ar WhatsApp'ą, nesvarbu, vis tiek ten telefono numerio prašo, bet aš jo nevedu šiuo atveju. Ir net ir ankstesniu atveju aš nevedus, man atrodo, esu. Tai ir dabar kaip, čia yra, matot, nuorodos,
yra parduotuvė, tai kiekvieną kartą prisijungus šią nuorodą jūs irgi įsisaugokit va šitą va viršui, nes tai yra jūsų redagavimui, jūs bet kada galėsit paredaguoti, jeigu kažkokia nauja kategorija atsiras, kiekvieną kartą galėsit paredaguoti, tai rekomenduoju kažkur įsisaugot redagavimo nuorodą. Ir po to va šita va nuoroda registracija, ne registracija, bet žmonėm, kurie siūsit. Per čia galima dalintis. Bet tarkim, kopijuotis nuorodą, dalintis. Tai šią nuorodą redagavimui ir šią nuorodą įsisaugot, kurią dalintis. Tai va, nėra taip paprasta parodyti, kai pati dar tiksliai nežinai, ką tu nori parodyti, nes senokai aš esu jau darius tą Linktree, labai seniai, dabar man tik belieka, aš jau įsisaugojus visus tos prisijungimus ir belieka tik tai įeiti ir paredaguoti. Būna, kad prisijungi po kažkiek laiko, jau net nežinau, kaip tiksliai redaguojasi, tai vat nieko nuostabaus, kad man čia dabar ir kažkas nesigauna. Va. Va, pagaliau leido, bet vėlgi čia kažkaip keistai, nes šiaip tai taip nebūdavo. Ir dabar matot, kvepalai su Argenta, jau jie čia atsidūrė. Ai, va čia dabar šitas atsidūrė, bet jo man nereikia. Ištrinu dar kartelį šitą. Ne tą gal paspaudžiau, vis dėlto čia šitą pridėti. Vis naują nuorodą, kad galėtum sukurti. Taip, dabar yra va toks pasikeitimas. Tikrai šitaip anksčiau nebuvo. Už tai aš dabar čia esu pasimetus ir man kodėl čia taip galvoju, ne taip gaunasi. Paspaudžiam ant pliuso, spaudžiam nuorodą ir per čia netgi galima, va ir iš karto jie suranda, kas tai per nuorodą. Ir kada paspaudė nuorodą, užkrauna ir va atsiras čia toj kitas dar vienas valaukelis. Tai aišku, čia gali pasirinkti ir kitos spalvos, ir kitų šriftų ir panašiai. Vat maždaug taip. Vėlgi tas va nešiojimas, vat galėtų nešio dėliotis. Tarkim, jeigu Facebooko savo nuorodą, ne, dabar aš jos neturiu, bet galiu, ta prasme, katalogus taip supratot, jau kaip susidėliot, ilgokai čia užtruko, kol aš parodžiau, prakirpsiu kažkiek tai biškiai, kad būtų greičiau, dabar noriu parodyti, tarkim, aš turiu įsisaugoju savo Facebooko profilį, kuris jau neveikia, Messengeris neveikia, tai neturiu ką daugiau įklijuoti, ką aš čia galėčiau dabar įklijuoti, kad būtų va čia įdėta. Palaukit, ieškau. Tarkim, Telegram kanalo, kaip mane Telegrame surasti. Tai vat, nusikopijuojam Telegram nuorodas, aš jas įsisaugoju visas nuorodas, kad man nereiktų kiekvieną kartą ieškoti. Ir tada taip pat viskas, va taip pat. Plius pridėti, spaudžiam nuorodą, žinokit, čia va galima pasirinkti kažkokį produktą pridėti, jeigu darot parduotuvę ir per ją galit pardavinėti, ją reklamuoti ir tokiu būdu galit pardavinėti, nukreipti žmonės tiesiai į jūsų elektroninę parduotuvę. Čia gal daugiau tiem aktualu, kas turi kažkokią savo parduotuvės fizinę susikūrę. Nežinau, mūsų atveju viskas įmanoma ir čia. Dabar laukiam, kol užkraus. Va, man kažkodėl meta Livijon su Zita nuoroda, gerai, jeigu bus Livijon su Zita, reiškia, aš kažko nepakeitus dar. Tai va, tai toj matysit, atsistos va čia va. Ir dabar vėlgi va šitas va, galima pernešti, čia nepernešiu, susimaišiau. Čia va galima nešti žemyn kažkur tai. Galbūt kažkokį iš YouTube'ės turit video prisistatymą ar kažkokį irgi reikalingą nuorodą. Čia matot, iš karto atsirado tas ženkliukas. Jeigu, pavyzdžiui, norit, kad čia atrodytų kaip ir produktai kažkokie, tai kaip ir sakiau, galima redaguoti. Tuoj neįsiu, pavyzdžiui, kvepalai, tarkim, kažkokius kvepalus, galbūt daug kvepalų yra. Tai dabar galima įdėti kažkokią miniatiūrą. Va, nustatyti miniatiūrą. Paspaudžiam, tada įkelti savo miniatiūrą. Tai labai irgi gražiai atrodys. Bandysiu čia užsikraus. Einu į savo darbalaukį, kur aš ką esu įsisaugojus. Su Argenta, tarkim, čia kažkas yra mano išsaugota, kažkas su kvepalais, va, galbūt šitas visai graži nuotrauka ir galima, aišku, įkelt. Labai graži nuotrauka, įsikels ir va čia jau matysis kvepalai, va čia. Galima kažkokį kitą buteliuką, čia kaip pavyzdį. Ir tada labai gražiai susidėlioti. Čia, aišku, reikia pažaisti. Matot, aš pati pamirštu. Kiekvieną kartą vis kažkas naujo ir vis kažką pamirštu. Tikiuosi, jūs mane supratot. Ir jau nusikopijavę šitą nuorodą, jūs ją galite dalintis, o va šitą nuorodą jūs galite įsisaugoję, jei kas kažkiek laiko paredaguoti. Kai jungsitės, dabar tarkim, dabar šiuo metu, jeigu aš
va šitą nuorodą įsisaugoju. Aš ją įsisaugosiu, nes pamiršiu mažą, kas man paskui gal kada reikės. Tai aš tuoj. Kur nors, kad ir čia galiu įsisaugoti. Čia nuorodą redagavimui, užsirašau, kad redagavimui ir šitą nuorodą. Mažą, kur gal kada panaudosiu šitą Linktree susikurtą. Matot, kaip nemoku net paspaudus ant šito, tiesiog nusikopijuojam ir išsisaugom šitą nuorodą, kurią mes galėsim dalintis. Aš galbūt kada nors ateityje šitus perdarysiu kažkokiam kitam tikslui. Dar nesugalvojau. Tai va, dabar čia tik parodžiau, kaip čia daugmaž tą susikurti viską. Va, jūsų sąrankos kontrolinis, pridėti vardą, biografiją. Čia vėlgi galima pridėti ir vardą, ir savo biografiją. Visus šitus dalykus jūs surasit patys. Čia susijęti galima ir savo Instagramą, ir TikToką, ir YouTube, viską galima susijęti, kad žmonės įėję per vieną nuorodą jūs visur rastų. Tai yra tikrai labai patogu. Tikiuosi, jūs mane supratot, kaip tas veikia. Ir linkiu padirbėti, nes čia reikės padirbėti nemažai. Tikrai nemažai. Aš galbūt kažko dar neparodžiau. Dar parodysiu jums tokį vieną dalyką, dabar bijau sumeluoti, kaip būtent per Linktree yra nuorodų trumpiklis. Nežinau, ar esat girdėję, per nustatymus matėt, kur paspaudžiau, nuorodų trumpiklis. Tai tarkim, norint savo registracijos nuorodą sutrumpint, galima ją sutrumpint. Tuoj aš parodysiu savo registracijos nuorodą. Mano registracijos nuoroda yra ilga, ne? Sargentos, bet vėlgi, kad mažai užimtų vietos, tai va tiesiog paspaudus trumpinti nuorodą, įklijuojam bet kokią ilgą nuorodą, kurią jums sutrumpins. Ir mes turėsim trumpą nuorodą. Viskas, paspaudžiam ir va, jeigu pamatysit, padariau trumpą nuorodą. Ir iš paspausiu, palaukit, čia uždengi, paspaudus ant šitos nuorodos, nukreipia į Sargentos parduotuvę. Bet jinai trumpa ir va žmogus jau gali registruotis. Matot, kiek čia daug visokių dalykų yra per Linktree. Tai va, tai tiek šiam kartui ir jeigu kažkas neaišku, klauskit, gal bandysiu padėti. Tai mane skaitot labai gerą padėjėją šitoje vietoje. Gerai, iki.